Sugrąžinkime save iš visų minčių, veiklų, susitikimų, netgi iš viso to, ką dabar čia kalbėjome. Visą savo dėmesio energiją grąžinkime, parsineškime savo į save, į savo širdį. Ir mūsų kristalinės širdis atsiverkit visom 7 šventom kryptim. Širdžių vartai į priekį, širdžių vartai į nugarą, širdžių vartai į dešinę, širdžių vartai į kairę, širdžių vartai į viršų, širdžių vartai į apačią. Ir širdžių vartai į vidų. Atsidarom. Išsiplečiam. Pajaučiam. Leidžiam tėkmę. Išgryninam. Divinitizuojam. Neutralizuojam. Paruošiam lauką. Leidžiam viskam automatiškai susitvarkyti, išsigryninti, išsivalyti, išgyti visam savo laukui. Visom savo energijom. Taip, mūsų širdis, mūsų Kristaus širdis, kristalinė deimantinė, soliarinė širdis, širdies saulė, automatiškai visą tai padaro. Mes tik iškeliam intenciją. Ir vėl prašosi garsas, tai 3 kartus šito lauko paruošimui 3 kartus sugiedosime Aum. Įkvepiam. Pajaučiam Gają, susijungiame su Gajos širdimi, su Gajos kristalinė saulė. Ir visomis 7 kryptimis susijungiame su šaltinio begalybė, su šaltinio širdim, šaltinio pajautimu visame kame, savyje. Iekatojetojeta, tietojetojeta, tišiekatojetijeta. Ir einame gilyn savo vidinę kryptimi. Ir šiandien eisime tyrinėti turbūt paties svarbiausio ir reikalingiausio mums dažnio. Tai yra savo autentiško, beribio, begalinio, tikrojo savęs ar tikrosios savęs.
tikrosios aš esu visa tai, kas esu dažnio. Ir iš karto su šia intencija einame gilyn į tą erdvę, į tą vietą, kur galime priartėti prie šio dažnio pajautimo, prie savo autentiškumo pajautimo. Ir leiskime savo jausti. Dabar tiesiog atjungiame mintis, kurios gali pradėti kurti kažkokius vaizdinius ar kažkokius įsivaizdavimus, kažkokias konceptualizuoti. Tai kas tas mano tikrosios aš dažnis, ar kelti kažkokius klausimus, tai bandyti sudėti į lentynėles, struktūriškai suprasti, tai kur čia tas dažnis, iš kur jis kyla, negi aš jo dar iki šiol nejaučiu. Be abejo, kad mes jį jaučiame momentais, bet ne visada sąmoningai, ne visada suvokiame. Ir be abejo, kad mes negyvename savo kasdienybėje susilygiavę su šiuo dažniu nuolat. Tai dabar mes tiesiog einame į sąmoningą, savo autentiško aš pajautimą, kuris skleidžiasi per mūsų širdis, per mūsų širdžių erdves. Vartai atsiveria ir mes įeiname į erdvę. Galbūt jūs ją kažkaip matote, gal kaip sodą, gal kaip rūmus, gal kaip vandenyną, gal kaip tuščią erdvę. Gal niekaip kitaip nematot ir tiesiog nesvarbu, kame būtumėt. Dabar priminkite savo grįžti į jausmą, į pojūtį. Kaip dabar aš jaučiu tą vibraciją, kuri vibruoja mano širdyje, į kurią aš dabar esu sutelkusi savo dėmesį. Kaip ji man jaučiasi. Ir dabar iš lėto kvėpuojant, leiskime savo nerti gilyn į tą vibraciją, į tą dažnį. Vibracinis dažnis yra banga. Yra banga, kuri pasikartoja, pakyla ir nusileidžia tam tikrų ritmų. Tokia yra vibracinė fizika. Ir mes dabar tiesiog jaučiame, kokia banga, kaip ji jaučiasi. Dabar persmelkia mūsų dėmesį.
Ir leidžiame dabar savo ir visų dėmesiu, ir visų fizinių kūnų, ir visais savo pojūčiais susilygiuoti su šita banga. Ir tarsi leisti, kad ta banga mus neštų, plukdytų. Ir galime pasijausti, kad dabar mes ir tarsi neriame gilyn į šią bangą. Ji tarsi išsiplėtė, mes neriame gilyn. Ir ta banga tarsi susidaro iš daugybės dar kitų bangų, smulkesnių. Tarsi ta banga jau pavirstų į upę. Ir čia šitoje vietoje gali mums labai didelė pagalba būti mūsų kvėpavimas. Ir leiskime savo kvėpuoti labai lėtai, labai ramiai. Netgi galbūt ir negiliai. Jaučiant, kaip mūsų kvėpavimas taip pat veikia šios bangos, šios upės dažnį. Ir atsargiai kvėpuodami mes darome mažesnį poveikį, mes mažiau išjudiname tą bangą. Ir leidžiame savo giliau pajausti, giliau pasinerti. Ir su lėtu, vos juntamu iškvėpimu neriam gilyn, tarsi atsikabinam nuo paviršiaus. Ir neriam į tos bangos esmę, tarsi ašį. Esminį ją palaikantį dažnį. Iš kurio jau banga ar upė atsitinka tarsi tas raibuliavimas, tarsi pasekmė. Ir jaučiame dabar tos ašies dažnį vibraciją. Ji gali būti labai greita,
Gali net jaustis kaip koks spengimas ausyse, toks negirdimas. Ar dar kaip koks kitoks pojūtis, labai individualu. Mes sakome ačiū, kad aš galiu tai patirti. Dar gilesnį savo autentiško širdies dažnį. Tačiau aš neketinu čia sustoti. Ir aš noriu patirti savo autentišką esmę. Savo autentišką širdies esmę. Tikrąją savo esmę, tikrąją save. Kuri projektuoja visą kitą, kuri projektuoja visą išorę. Ir galite pajausti, kad tam tikri mūsų aukštesnieji ar aukščiausiai sąmonės lygmenys gali užduoti mums klausimą, ar tu tikrai to nori? Juk tiek daug laiko, tiek daug amžių mums saugiau buvo būti bet kuo, patirti bet ką, tik ne save. Juk tiek daug amžių mes bijojome patirti savo esmę. Ir prikūrėme daugybę mentalinių blokų, įsitikinimų. Ir dar kažin ko. O juk iš tiesų mums mūsų esmė turėtų būti pats natūraliausias ir paprasčiausias dalykas pasaulyje, visatoje, visoje egzistencijoje. Ir mes atsakome taip, aš tikrai noriu patirti savo autentišką, tikrąją esmės vibraciją. Ir noriu ją ne tik patirti, noriu ją ir įkūnyti savo kasdienybėje. Tapti sąmoningu kanalu šiai vibracijai. Ir leisti jai reikštis nebeužslopintai, nebeužslėptai. Ir šioje erdvėje, kurioje dabar mes esame savo dėmesio,
Tarsi atsiveria mums dar vieni vartai. Ir mes leidžiam sau eiti per juos tolyn, gilyn, kur tai mus benuvestų. Jaučiame. Jaučiame, kad dažnis vis subtilėja ir greitėja. Ir labiausiai jame išlaikyti savo dėmesį padeda mūsų kvėpavimas. Mes tiesiog sąmoningai sujungiame savo kvėpavimą ir imame kvėpuoti šiuo dažniu. Arba leisti šiam dažniui kvėpuoti mumis. Mūsų sąmonė ir mūsų autentiškumas turi įvairius skirtingus lygmenis. Tačiau per visus tuos lygmenis praeina vis tiek vienas esminis, giluminis aš esu. Dažnis. Nuo to momento, kai šaltinis nusprendė patirti save, suvokti save, ir išreikšti save, ir pasak įvairių mokymų pradžioje buvo žodis,
Tas žodis aš esu, kuris pasireiškia begalybę išraiškų, begalybę skirtingų bangų, harmonijų, dažnių. Iš kurių kiekvienas mes ir išsivystėme, jeigu galima tai pasakyti. Tai mes dabar ir einame gilyn į tą pajautimą. Į tą pirmą pradį, atsiradimą kažko iš begalinės ramybės, iš begalinės tylos, iš nebūties, iš visiško nejudėjimo, gimimą to aš esu, kuris paskui patyrė save per daugybę įvairių būdų, kūnų, kaip kibirkštį, monadą, dvasią, sielą, įvairius sąmonės lygius, iki pat materijos, iki pat šio fizinio kūno. Ir vibraciškai gana smarkiai atitolo nuo to pirmapradžio aš esu. Ir ką dabar mes tyrinėjame, tai tą pajautimą, kiek mes galime priartėti ir pajausti pirmapradį, tyrą, gryną, tikrą, autentišką save. Kaip šaltinio nusprendusio suvokti save dalį. Ir dabar vėl atpalaiduoja mintis nuo bandymo konceptualizuoti. Ir su kvėpavimu einame gilyn, tarsi mes gilėtumėm į ašį. Toje ašyje atsiveria dar vieni vartai ir mes einame dar gilyn į tą ašį. Į dar subtilesnį pajautimą. Ne kur kitur
savyje, savo širdyje. Jaučiant savo fizinio kūno pojūčiais, eterinio kūno pojūčiais. Niekur neišskrendant, niekur neišplaukiant. Ir pajautę vieno sluoksnio virpesius, su jais apsipratę, mes pajaučiame, kad vėl atsidaro vartai, durelės, portalai. Ir mes galim įsmukti į dar gilesnį sluoksnį. Ir kiekvienam tam sluoksnyje mums reikia pabūti kurį laiką ir duoti apsiprasti mūsų pojūčiams, mūsų psichikai, mūsų žemiškiems kūnams, mūsų fiziniam kūnui. Nes visi šie dažniai, jie iš karto išsitransliuoja per mūsų širdį ir per mūsų fizinius kūnus pirmiausia, paskui jau į kitus, į subtilesnius. Apsipratę šioje vietoje, einame dar giliau. Ir atsipalaiduoja. Leidžiame nusiimti visai įtampai, jeigu tokia susikūrė, lyg tai mes labai daug pastangų galbūt įdėjom. Ir leidžiam atsipalaiduoti savo dėmesiui. Ir suprantam, kad galbūt nuėjom pusę kelio, o likusią pusę kelio tegul šaltinis ateina mūsų pasitikti. Ir mus įveda į ten, kur mums šiuo metu yra geriausia, palankiausia, reikalingiausia, į tą lygmenį, į tą pajautimą, į ten, kam esame pasiruošę. Kiekvienam individualiai.
Mes turime intenciją visiškai susijungti, susilygiuoti, sąmoningai patirti ir įkūnyti savo autentišką, tikrą, tikrojo savęs, pirmą pradžio savęs dažnį. O mes suprantame, kad šis procesas nėra pasiekiamas vien pastangomis. Pastangos nustato kryptį, intencija nustato kryptį. O toliau mes atsiveriam priėmime ir leidžiam viskam įvykti. Su kokio gylio dažniu besusilygiuotumėm šiandieną, reiškia, toks mums yra tikslingiausias, reikalingiausias šiuo metu. Ir leiskime savo tiesiog to dažniu būti, kvėpuoti, vibruoti ląstelėms, tekėti tam dažniui mūsų kraujagyslėmis, pripildyti mūsų kaulų struktūrą, pripildyti visą mūsų fiziką. Kiekvienas ląstelės branduolys atsiveria, atveria mūsų DNR, mūsų DNR aktyvuojasi. Ir leidžia šiam dažniui praeiti į visą ląstelę. Kiekvienas atomas, kad susiderina savo vibracijos greitį, savo virpėjimo greitį su šiuo pačiu giliausiu ir autentiškiausiu dažniu, kurį mes šiandien galim patirti. Galime užduoti savo klausimą, o kaip man šitas dažnis jaučiasi, kokias jisai savybės, kokybės savyje neša. Kokias kokybės savybės jis man padeda
pajausti dabar, kai aš laikau savo dėmesį sufokusavusi. Ir tos kokybės ir savybės kiekvienam labai labai unikalios. Labai labai esminės. Ir greičiausiai labai labai pažįstama. Ir vyksta tarsi toks persikalibravimas savo to senojo aš ar žemesniojo žemiškojo aš. Persikeitimas, persikalibravimas ir suvokimas, kad aš galiu nusimesti tam tikras kaukes ir aš turiu į ką lygiuotis. Va, į ką man lygiuotis. Ne į kažkokį išorinį pavyzdį. Va čia yra tas mano vidinis vibracinis vedlys, kuris yra niekas kita, kaip aš esu. Ir aš esu visa tai, kas esu. Ir dabar mes galime savo pasakyti, kad mums nereikia nieko daryti, kad būti. Mes tiesiog tai ir esame. Mes tiesiog ir galime nuolat kvėpuoti, spinduliuoti ir leisti reikštis per mus, kaip per tam tikrą interfeisą, kaip per tam tikrą projektorių. Tam giliausiam ir tikriausiam aš esu pojūčiui.
Nes tam ir buvo sukurtas šis žaidimas. Patirti save. Patirti save vis tankesniam ir tankesniam būvyje. Su daugiau ir su daugiau įvairių rūbų, sluoksnių. Tame ir yra visas smagumas. Per visus tos sluoksnius vis tiek patirti save. Ne sluoksnius, o save. O sluoksnius apkabinti ir priimti kaip priemonę, kaip ekraną, kaip kompiuterį, kaip įrankį, per kurį galime reikštis, kurti. Ir patirti kitą save per santykį, per bendravimą, per bendrą kūrybą, per prisilietimą, per emociją. Ir dabar mes nuspręskime palikti tas visas duris atviras savo tikrojo aš dažniams vibruoti ir reikštis per mūsų širdį, visomis kryptimis į mūsų kūnus, subtiliuosius kūnus, dar subtilesnius kūnus, į mūsų realybės, į mūsų pasirinkimus, į mūsų kūrybą, į mūsų išraiškas. Ir dabar supažindinkim brolius ir sesės, visas tas širdis, kurioms įdomu, kurios yra mūsų bendrystėje su mumis, supažindinkim su šiuo dažniu. Prisilieskime savo autentiškų dažnių prie kiekvienos sesės, kiekvieno brolio, žmonijos šeimoje.
Pažindinkim Gają su šio dažniu. Saulė. Saulės sistema, galaktika. Centrinė Saulė, savo žvaigždžių šeimas, savo mokytojus, vedlius, meistrus. Čia išprojektuokime šį dažnį į išorę ir sąmoningai jį išplėskime. Apkabinkime netgi savo erdves, namus, kambarius, kuriuose esame, gyvūnus, gėles. Ir pildykime visą savo sąmonės kanalą, sąmonės lauką. Sąmoningai. Iš ašies, kurioje yra kita ašis, kurioje yra dar kita ašis, kurioje yra dar kita ašis. Ir gali būti, kad mes nepasiekėm paties giliausio lygmens. Ir viskas yra su to okei. Mes leidžiame viskam nutikti savaime. Mes šiandien parodėme savo dėmesį, kokia kryptis, kur ieškoti ir ką galima rasti. Ir dabar įtvirtinkime vėl visą šį procesą su 3 aum. Tiesiog leiskime tam dažniai dar ir praeiti per garsą, savo visam autentiškam garsui, savo tam energetiniam parašui. Įkvepiam. Ir tegul visos energijos, šitas procesas, jisai tęsis tiek, kiek mes norėsime, tiek, kiek iš tiesų mums yra tikslinga. Ir mes dabar tiesiog leidžiame energijoms nurimti ir nusėsti, jeigu galima tai pasakyti, arba susilygiuoti taip, kad mūsų fiziniams kūnams būtų komfortiška. Jeigu visas procesas įgyja tokį greitį ir tokią apimtį, su kuria lengvai gali susitvarkyti mūsų fiziniai kūnai,
tegu viskas dabar susireguliuoja per visus mūsų, ne tik fiziniai kūnai, bet ir fiziniai, eteriniai, visi žemiškieji kūnai, viskas susireguliuoja per visus lygmenis, visi lygmenys yra informuoti. Bet koks pasipriešinimas ištirpęs. Ir labai aiškus vidinis žinojimas. Aš esu visa tai, kas esu. Ir jausmas. Aš esu. Ir tiek. Nieko daugiau. Tiesiog aš esu. Paprastai. Ir aš dėkoju jums už tai, kad jūs esate. Ir kviečiu šį dažnį patyrinėti dažniau ir savo kasdienybėje, akimirkose, kuomet galite būti tyloje su savimi, kai niekas netrukdo, kai niekas neveda, nekalba, o galite tiesiog viską daryti savaip, savo būdu, savo greičiu. Nes tai vis dėlto labai labai individuali patirtis. Kuri atveria mums labai didelę pagarbą ir priėmimą savo autentiškumui, savo pačiam, savo pačiai. Linkiu jums palaiminto vakaro, palaiminto buvimo.